Veganiškas trupininis pyragas su uogomis ir citrininių sojų jogurtų, be glitimo, be pieno produktų, kaip sakau, be nieko, bet iš tikrųjų labai greitai paruošiamas ir sveikatai naudingas, nes daug uogų ar vaisių, priklausomai koks sezonas, galite dėti į šį pyragą. Pagrindui reikės 150 g avižinių miltų, 150 g kukurūzų miltų, 100 g nerafinuoto cukraus, 150 g sojų pieno ir dėkite 100 g kokoso aliejaus. Iš tos dalies pagrindui skirtos masės nugriebkite saujelę ir į ją įdėkite dar papildomai kukurūzų miltų, kad susidarytų būtent trupinėliai, kuriuos dėsite ant viršaus. Taip pat galite įdėti ir cinamono. Šitą pyragą galima ruošti ne tik tai formą, išklojant ir dedant į vidų įdarą uogų ar vaisių, bet galima jį daryti visą trupininį pyragą, kaip senovinis močiutės trupininis pyragas gali būti, tai daugiau tik tai panaudokite miltų. Šį kartą įdarų dėjau šviežių braškių, šilauogių, juk sezonas, klevų, datulių, sirupo ir cinamono pagal skonį. Likusią tešlą paskleisti ant formos, ant viršaus sudėk uogas, apšlakstyk sirupu, apibarstyk cinamonu ir atidėtą tešlos dalį įmaišyk papildomus 50 g kukurūzų miltų ir cinamono, kol susiformuos trupiniai. Kepk 180 laipsnių orkaitį apie 35-40 minučių. Kol kepa pyragas, pasiruošk sojų jogurto padažą, kuris tikrai be galo gardus ir greitai paruošiamas ir netgi jį gali panaudoti kaip desertą tiek priešpiečiams, tiek pavakariams. Visus tikslius kiekius pyrago ir būtent sojų jogurto padažo skaityk aprašyme. Būtinai įsisaugok šį receptą, pasidalink su draugais ir parašyk komentare, kokio recepto dabar lauki artimiausiu metu. Daugiau mano receptų gali įsigyti sveikatai palankus elektroninėje parduotuvėje, taip pat joje rasi ne tik tai desertų knygas, bet taip pat ir pusryčių, pietų, vakarienės knygas ar spausdintą sveiko maisto gamybos knygą, kurioje yra net 322 receptai ir mitybos patarimai tau ir tavo šeimai.